visi. Važiuoju į sodybą. Bandysiu šitą kitą baseiną. Čia grįžęs namo permašiau. Kaip čia gudriau pajungti ant tos vandenis visus, kad ten nereiktų šlangų visų pirkti, nes paskaičiau, kad ten tikrai brangus reikalas davesti. Tai pajungsim, namuos dar tokį turėjau nenaudojamą hidroforą. Pajungsim. Nu, į baseiną tą pripildymas bus per tą šlangą, o iš baseino per hidroforą bandysiu jungti ant laistymą. Tai bus ten baseinas pribėga, žiūrėsiu, koks ten tas vanduo, gal su tą pačiu vandeniu, kuris įmirkis, ką rastelius palaisti, tai jeigu ne, tai su vieną šlangą prileisiu, su kitą per hidroforą į laistymą. Tai manau, spaudimas tikrai turi būti pakankamas per visus 4 purkštukus. Tai va, važiuoju bandyti, kažką ten burt, nes čia vakar dėpo valandą laiko, aš čia rinkausi visokių sujungimų, nesąmonių. Galvojau, kaip čia ką padaryti. Nu, žiūrėsiu, ar truks ko, ar netruks. Tai va, dar atkeliavo GoPro. Tai dar šį kartą pafilmuosiu su telefonu. O jau sekant atvažiavimas, jau bandysiu su GoPro. Tikiuosi, vaizdas daug geresnis bus, ten laikikliai yra galvos visokie, tai nebus ten tokių visokių tabalavimų, nu gal bent mažiau. Tai va, kokybė tikrai bus geresnė. Tai lėkiu dabar žiūrėti darbus. Nu tai buriau čia va. Tokia nesąmonė. Tai va. Čia hidroforą, aišku, dėjau dėl to, kad jį turėjau. Čia tikrai tokio šiaip nereiktų, bet buvo mėtęs. Tai paimu. Čia va prisileis vandens, uždėjau filtriuką ant galo. Va, prisileis vandens. Ir čia nereiks kraniuko jokio man daryti. Papildomo. Nes čia, kai pradėsi tintę daryti paskui, tai tik blogiau gali būti. Tai va, jeigu čia atmirkiau, pro šitą išpumpuot galėsiu. Ir čia dabar va, laistymą iš šitą darysiu per šitą. Čia tokį va, tai dabar atvesiu. Čia dar šlangą. Tada atsivedu elektrą. Ir bandysim leisti tada. Dar einu prajungiuoju čia tos, kur leido visi. Nusipirkau tų dar jungiklių papildomų. Čia vienas trūkis buvo, ten dar trūkis. Sujungsiu. Ir bandysiu prileisti biškį baseiną, paleisti, kas čia gaunas. Jeigu viskas normaliai, tada nežinau, suplauti reiks rastelius. Ir užmerkt kažkiek jau čia. Užmerkt. Ai, šitos irgi pažiūrėjau, kaip ir sukietėjo tas betonas pas man čia normaliai. Na, aišku, dar dieną gal pabūtų, gal ir neblogiau tikrai būtų, bet viskas normaliai. Tai galvoju, užtempsiu. Tos iš kūdros ištrauksiu, sudėsiu. Čia paleidžiu. Jeigu, nu, pirmą pažiūrėti, ar čia viskas veikia. Tai einu dabar dabaigti ir paleisti vandenį. Paleidau vandenį. Nu, pakeičiu šits, nebeleidžiu tikrai. Ten anos. Nekeičiu tų visų. Tiesiog to sandarinimo perviniau ant kitų. Palauk, šits geras buvo. Geras. Sandarinimo tos kranų, kur čia kapsėjo ir vis ok. O pakeičiau, tai kur trūkė buvo. Daugiau vis jungimus varvėjo ant tos. Tai dabar prileisiu šitą
baseiną. Prileisim biškį, pasibandyt reikės. Tai. Jungs prie šito. Na, biškį prileidžiu, jeigu visą ok. Tada prisijungiu šitą, apsiplaunu. Rastelius. Bent jau tą dalį, kurį merksi. Ir išmerksi. Tada einu įtempiu tą. Ir čia dėsi iš kūdros. Tai va, dabar. Leidžiu. Nu čia procesas nebus trumpas labai. Teko važiuoti į kaimo parduotuvę, atbulinį vožtuvą pirkti vandens, nes nu niekaip, galvoju, čia trumpą tą šlangėlę, porą metrų užtrauks. Šūdas čia silpnas, hidroforas nieko neužtraukia, tai nuvažiavau tokį atbulinį, dabar pripildys, reikia užveršti pakaitinę šlangą. Suksiu, daizolkę piniosiu. Reikia tikėtis bus sandara. Nu va, paleidau. Užtenka čia tos srovės. Aišku, čia srovę hoezų galima būtų padaryti, bet stresnių šlangų reikia. Į tą 4 buvau paleidęs, bet čia prie pat viskas taškosi, tai išjungiu. Užtenka visų 4 čia, va, sočiai. Tai va, principas toks. Dabar, kol aš čia sujungiau, lietus lyja, bilia kaip jau. Niekas šiandien nebedarysiu, nes nugara šlapi. Varau va, tenai rasteliai. Yra jau paruošta pirmam klientui. 100 ten su kapeikom. Tai važiuoju, susikraunu. Ir rytoj nuo ryto į Vilnių. Pirmam, už Vilniaus ten, Vilniaus rajonas. Pirmam klientui rastelius. Tai va, šiandienai tiek tada. Nu, užsikroviau. Čia dar dalį įsikrausiu, 20 namuose. Atvažiuos žmogus, o kitus vešiu į Vilnių. Tai va, čia jau įskiepyti. Čia vis yra skiepai šitokį. Darbo stalas, perk, tiek dar liko sekantiem. Iššydu rytoj nuo ryto. Tai pakuosim GoPro. Tunėsiu dėžutę savo batareiką papilti. Tai pirmas filmavimas su GoPro. Lėkiu dabar link Vilniaus. Vešiu
Vežu tas rastelis ir čia pakeliu dar užsuksiu. Nu, čia toks vaikystės draugas, nežinau, gal 20 metų nesimatė. Augina arbūzus. Jo. Kažkaip čia susirašėm netyčia, visai aš susidomėjau čia irgi to reikalu. Tai galvoju, prasuksiu. Pasižiūrėti, kaip ten kas ir taip pasišnekėti. Verta ten kažką daryti, neverta. Nes visai norėčiau šiemet pabandyti ir pas save gal kažkiek. Nedaug. O gal ir daug, jeigu labai patiks, ką papasakos. Bandysim pasišnekėti. Va, Lietuvoj taip arbūzai auga, tikiuosi. Čia aišku niekas dar nesusadinta. Bus gegužės mėnesį sadina. Čia virš 20 tonų iš tokio laukelio priskynė pernai metais. Ja, pasišnekėjom. Nu, kaip ir viskas gražiai skamba su tais arbūzais ten. Aišku, reikia atsirinkti veislės. Pernai sakė, 20 turėjo gal. Tai realiai kokios 3 pasiteisino. Tai šiemet va užsisakė tas ten pagrindinės, tai irgi pasiimsiu balandžio mėnesį iš jo porą šimtų sėklų. Ir reiks susiveist, pasidaryti daigelių, pasibandyti tų arbūzų. Tai va, šiemet bus arbūzų kažkiek pas mane irgi pasibandymui. Žiūrėsim, kas čia gausis, kaip išaugs ir kaip jos pirks. Aišku, ten pardavimų gal daug ir nebus, gal čia daugiau pačiam pavalgymą, bet kažkas tikrai turi iš tiek sėklų ir būt ir parsiduoti, likti. Nu, žiūrėsim. Dabar už 2-3 savaičių čia kažkur sėklų. Reikia pasiruošti vazonų nusipirkti ir žemių. Tada jo. Nu, vienu žodžiu, galvosim, varau dabar šitakį vežu žmonių, kur jau laukia. Atvykom pas klientą. Pernai buvau užsisakęs, šiemet vėl užsisakė. Meškos rezidencija. Dar biškį palaukti reikia. Skambinau, kol atvažiuos. Praeitais metais čia kažkur buvau. Ai va, matėsi pernykščiai sukrauti ten toli. Turbūt, žinau, matėsi jum ar ne. Turbūt ir kažkur čia krausim šiemet. Sulaukti reikia. Laukiu, einu pažiūrėti. Kas čia jo? Statės labai gerai. Nu, grybų. Ar buvo kaip atvažiuos, paklausiu. Turėjo būti jau čia iš tokių didelių. Tikrai turėjo būti grybų. Nebent nemirki. Iškroviau rastelius. Dėl to, kur jau pernykštį sakė, priaugę buvo keli grybai ir tiek. Kas nei mirkė, nieko nedarė, tai jau dabar sakau, liepiau merkti visus, tai eis merkyt pradės, nes jeigu jau pavieniai grybai išlenda iš karto reikia, nu kaip ne iš karto, kada nori grybų, jeigu nenori nemirk.
nori grybų, merki ir čia pilna. Rastelį pasipernykščio mano vežimą nestori, tai čia realiai kiekvienas beveik rastelis turi derlių duoti šiemet. Tai čia tų grybų, ojei. Va. Tiek žinių. Važiuoju namoju. Atlėkiau sodybą. Braškės jau pradėjusios šitam šiltnamy žaliuoti. Dar nelabai. Pravedinsiu biškį kondensatas, kad išeitų kažkiek. Drėgmė tai didelė, šiandien geras oras. Kažkiek tegu prasiventiliuoja. Ir eisiu traukti rastelius iš prūdo. Šituos ištrauksim, sudėsim, žiūrėsim, kas čia bus, bet čia iš tų, čia, kur čia įtariu nieko nebebus, kai kurių, nes ten aš juos jau būsiu apleidęs per daug. Čia atidarom irgi ventiliaciją. Čia va žalumos iš vis skurdžiai. Ten vidurys. Kažkaip taip čia man įtartinai, kodėl čia taip nežaliuoja. Nebus, kad čia man nušalė. Bet nei pernai, nei užpernai, nei už užpernai nebuvo niekas nušalę. Nu, bet visad pirmas karts gali būti. Pradarysiu. Prasiventiliuoju ir einu traukti šitakius. Čia lenda biški žaluma, bet taip skurdžiai irgi. Nu, užsiimsim žvejybą dabar. Su tokia ilga kartim. Vėjas pūtė iš priešingos pusės, supūtė viską čia. Pasiimti reik ten. Dabar visus išprašyti, ten bus reikalų. Bus eiti. Čia nepasieksiu. Pirma partija stovi jau. Čia nelabai kažką. Čia praaugęs. Čia iš šitų didžiųjų tai užpernai buvo kosmosas. Čia iš vieno derlius po kilogramą būdavo, bet pernai aš juos apleidau, nes auginau patalpose. Tai taip ir neprižiūrėjau tų grybų ir taip kaip šiena buvo. Ir sugadinau. Šiemet kažin ką jie čia duos, bet vien skyt skalas. To juodalksnį kiek prisikalė čia. Ką buvo primerkti. Nereikėjo net laukti. Šitas tai jau bus aplypęs. O dabar einu čia. Geš langą. Biškai apsiplausiu tos galus, kai kurių žemėtus. Ir kyšim į baseiną. Kiek čia sutilps? Tiek. Porą parų, gal ir 3
pamirkyti. Prie darbo. Paleidau vandenį, bėgti baseiną. Primečiau čia tų rastelių. Tai va, ką dabar pripildyti, žiūrėti, ar čia užteks to svorio ar ne. Ar nepradėsi viršų kelti. Šiaip dar gal vieną kokį raščiau. Reikia bandyti. Jo, dar reikia vieną užmesti. Bet jau principas padarytas visas, dabar tik tai liks laukti. Nu, čia nebus 10 partijų, kaip aš skaičiavau. Nu, bet kokios 5 gal tikrai bus. Šitoje dar. Nu jo, kokios dar gal 5 netgi. Ten tai tą krūvą, tai tą visą susidės vienu kartą. Ir dar kažkiek. Tie tik tai čia starėjai. Nu, jo. Iki 5 maksimum. Tai einu dar vieną svorį surasti. Užmesiu dėl visako. Ir žiūrėsim, ką čia toliau daryti. Užmerkiau. Bet per daug čia įkroviau. Ir svorio per mažai, per daug įkroviau. Aišku, tentas čia per trumpas. Būtų tentas ilgas, tai tie kraštai. Nes jau viskas jau bėga pro šoną. Daugiau nebėra naudos leisti to vandens, tą baseiną. Čia va iškėlė kelias. Na ir tie nėra tai gerai. Nu, vienu žodžiu, pamirkysim. A tuos čia dar keletą reiks palikti, paskui į dugną. Ir trauksim. Tai va, šiam kartui tiek tada. Kas pažiūrėti iki galo. Palaikykit, subscribekit, parašykit komentarą. Ir iki.